Šiandien noriu Jums trumpai pakalbėti apie YouTube kanalą ir ryšį su Canva. Prie YouTube kanalo sėkmės prisideda ir vizualas, todėl rekomenduojama sukurti banerį atspindinti būtent Jūsų turinio temą, būtent, kad atėjusi auditorija žinotų, kas šiame kanale ir apie ką šis kanalas. Ar tai yra ekspertinis, ar tai pramoginis, ar kulinarinis, ar dar kažkoks. Tai kodėl tai yra labai svarbu? Na ir mes dar kalbėsim apie tiek banerį, tiek užsklandas mes darysime Canvoje ir noriu pakalbėti, kodėl tai yra labai svarbu. Dabar aš atsiverčiau tiesiog YouTube pagrindinį puslapį. Ir mes matom kažkokius tai kanalus žmonių, ką mes galbūt kažkada žiūrėjom, kažkuo tai domėjomės, gal kažką tai klausėm ir taip toliau ir panašiai. Čia yra tai, ką YouTube kanalas pats, kaip pasakyti, pats rodo. Tai algoritmų žodžių sistema, kai kanalas pats rodo kitus kanalus. Žodžiu, esmė yra tokia. YouTube platforma tokius turi algoritmus, kurių pagalba mums rekomenduoja kitų žmonių video. Taip pačiai, jeigu mes turim savo kanalą, tai taip pačiai mūsų kanalą rekomenduoja kažkam kitam. Ir nuo ko priklauso, kad mūsų kanalą parodys kažkam tai ar rekomenduos ne mūsų sekėjams, ne mūsų prenumeratoriams, nes kai mes, tarkim, užsiprenumeruojam kažkokį tai kanalą, tai jau gaunam pranešimą, kad jau įkeltas naujas video ar panašiai, bet jeigu, tarkim, mes neužsiprenumeravę, tai tiesiog mums jau organiniu būdu rodo YouTube kanalo algoritmų sistema ir ta vadinama matrica ir tiesiog mes žiūrim, ar mums žiūrėti, ar mus sudomino nors vienas, ar nesudomino. Todėl būtent prie tos sėkmės, kad būtų organinis pasiekiamumas, organiškai ateitų naujų žmonių sekėjų į kanalą, reikalingi tokie dalykai kaip vizualas, nes labai svarbu vizualas, labai svarbu antraštė ir labai svarbu šita antraštė. Labai svarbu antraštė ant video ir antraštė tiesiog, kuri matosi parašyta tekstu. Tai dabar aš norėčiau ir pademonstruoti, šiaip aš Gal ir primesta šiandien istorija, bet Ilja Laurs žiūriu, tai aš dabar norėčiau jo kanalą atidaryti ir pasižiūrėti tiesiog kaip pavyzdį. Na, kadangi Ilja Laurs tai yra jau, kaip pasakyti, žinomas žmogus, ir jam čia labai daug ką nereikia dėlioti, kad apie ką jis kalba, čia yra tik tais jo vardas pavardė, o šiaip visi video yra paženklinti, kaip sakoma, antraštėmis, kad žmonės atėję į jo kanalą žinotų, kur koks video, kad pavyzdžiui, jeigu nėra ant užsklandų, žodžiu, čia vadinasi užsklandos, jeigu nėra ant užsklandų užrašo, apie ką šitas video, tai tiesiog žmonės, nekils noras atidaryti to video ir klausyti, apie ką, ar man tinka ta informacija, ar netinka. Todėl labai svarbu būtent šios užsklandos su antraštėmis. Tai vėlgi prisideda prie monetizavimo ir organinio sekėjų pasiekiamumo. Tai čia toks pavyzdys jau žvaigždės, dabar aš galbūt norėčiau parodyti savo kanalą. Na, kaip aišku, mano kanalas tai yra nedidelis ir aš savo kanalą pradėjau vesti dėl malonumo prieš 7 metus, paskui pradėjau kelti įvairią informaciją, įvairią. Iš kelionių, marketingo, iš organizuojamų renginių ir sveikinimai su gimtadieniu, žodžiu, makalūzas toksai. Ir kada aš jau supratau,
pabaigus YouTube blogerių kursus, supratau, kad šis kanalas jau jis neturi prasmės augimui, tiesiog čia dabar keliama informacija ir jo net ištaisyti jau negalima, bet tai tiesiog man kaip archyvas. Dabar apie šį banerį. Reikia atkreipti dėmesį, kad šis baneris tai atrodys skirtingai kompiuteryje ir atrodys skirtingai telefone. Aš įkelsiu čia vaizdą, kaip tai atrodys telefone. Ir telefone tai netgi mes galim pasižiūrėti kanalo tinkinimas, pavyzdžiui, va čia. Čia matosi visas vaizdas, kaip atrodo kompiuteryje, o kaip atrodo telefone, čia nerodo. Bet ženkliai mažesnis vaizdas ir va šitų kraštų jau telefone nesimato. Tai aš tiesiog įkelsiu ant šio video intarpą. Tai vat dėl to reikalingi šitie dalykai, būtent baneris ir užsklandos, kad žmonės žinotų, kas apie ką kalba. Tai jo, čia mano lietuviškas kanalas, šiaip turiu aš užsienio kalbą kanalą, kuris jau monetizuotas, bet aš jo neskelbiu lietuvaičiam, kadangi noriu, kad tai būtų organinis pasiekiamumas ir kanalas augtų organiškai, be dirbtinų kažkokių tai kvietimų, ateikit, prenumeruokit, nes peržiūros taip pat yra labai svarbios. Taigi einam mes dabar prie... Na va, dar pasižiūrim, irgi milijoninis kanalas. Na, čia apie maistą. Maistas labai visiems patinka. Jūs žiūrit kartais YouTube kanale ir matot, kad oi, pas jį net virš milijono prenumeratorių, ar ne? Bet jeigu mes pasižiūrėsim, kiek yra peržiūrų video, tai tikrai kyla įtarimas, kad tie prenumeratoriai yra nupirkti, nes yra ir tokia galimybė nusipirkti, kad atrodytų kanalas labai didelis. Tai tiesiog galima pasižiūrėti kanalo prenumeratorių skaičių, kanalo video peržiūrų skaičių ir galima numatyti. Bet aišku, čia peržiūrų tikrai daug, bet palyginus su prenumeratorių skaičiumi, tai tikrai nedidelis kiekis. Pavyzdžiui, prieš 3 dienas įkeltas ir tik 25 000. Na tai čia jau, kas liečia YouTube kanalo reikalus, tai dar vienas labai svarbus dalykas - antraštė, būtent užsklanda, antraštė ir emocija. Turi būti, jeigu, tarkim, yra asmeninis kanalas ir ant užsklandos dedamos asmeninės nuotraukos, tai turėtų būti su emocija, kad ta emocija iššauktų būtent norą paspausti ant šito video. Tai toks mano pakalbėjimas apie YouTube kanalą ir kodėl reikia daryti užsklandas ir antraštės. Na va, mes Canvoje ir dabar mes paieškoje įvedam YouTube banner. Ir mes turime šablonų. Šiaip tai aš pati kūriausi savo, ne iš šablonų, nes su šablonais tai galbūt pradžioje, aišku, galbūt taisyklingiau. Na, galim pasirinkti šį šabloną, čia tik pakeisim kažką ir mes jį galima panaudoti. Tai čia, aišku, galima dėti savo nuotrauką, įkelti failai, dėti savo nuotrauką. Įdėti savo nuotrauką, technologijos, apie technologinį review čia. Na, tiesiog apie ką šis kanalas.
tarkim, tegu būna apie technologijos pažangą. Ekspertinis, čia jau toksai skaitytųsi ekspertinis kanalas. Jo, viską galima pagal save. Taip. Čia ištempiam truputėlį, kad tilptų raidės. Čia jau skaitosi kaip dizainerių jau sukurtas. Na va, taip. Būtina vėlgi rekomenduojama, kad savo auditoriją, kurie žiūri jūs, kurie seka tie sekėjai, kad jie žinotų, kada išeina jūsų video. Nes jeigu nori sėkmės YouTube kanale, tai turi labai aiškiai būti sistema, sistemingai, tarkim, pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais. Vat, pavyzdžiui, aš kai kuriuo žiūriu video, tai kanalus seku, tai būtent yra konkrečiai pirmadieniais, trečiadieniais, šeštadieniais. Ir aš jau žinau, kad, vat, pavyzdžiui, apie Indiją ten kažkur, tai man įdomu, kaip Indijoje gyvena. Aš šiom dienom žinau, kad bus naujas video. Ir tiesiog ateinu į YouTube kanalą ir žiūriu kaip pramoginį. Naujas video kiekvieną savaitę. Taip. Na, galima ir taip pat užrašyti. Prenumeruok dabar. Ne? Na, aš pavyzdžiui šitą mygtuką, aišku, jisai neaktyvus tas mygtukas, prenumerata būna apačioj, bet tiesiog, kad sužadint, atkreipti dėmesį, tai, na, galim jį padaryti, tarkim, raudoną, ar ne? Bent jau kažkiek tai. Pafantazuot galima, nebūtina. Taip, ir dabar norėčiau dar. Va. Vėlgi čia priklausomai nuo kanalo turinio, nuo temos. Ar tai, jeigu tai ekspertinis ir esi žinomas žmogus, tai galbūt arba nori būti atpažįstamas pagal savo vardą pavardę, tai tada tiesiog rekomenduojama savo vardą pavardę įrašyti. Arba ten galbūt būna įmonės pavadinimas ar dar kažkas. Na, čia irgi kas čia gadžetai ir kas čia technologijos. Programė. Taip, na va, ir čia aišku mes galim pakeisti spalvas, galim daug ką pakeisti, sureguliuoti, surežisuoti pagal savo temą. Be abejo, galima sukurti ir savo, nesinaudojant, bet čia jau reikia skirti tam laiko, susikelti nuotraukas, kokias nori. Aš dabar pabandysiu paieškoti savo kažkada kurto banerio, būtent YouTube kanalui šitam. Čia prieš keletą metų aš kūriau. Va. Mano čia visi kurti. Aš dabar parodysiu, vat, įkelsiu šitą ir įkelsiu šitą, man berods. Tai vat, dabar net ir galiu parodyti kaip pavyzdį. Jeigu matėt mano banerį vat, pradžioje video, tai jį visą rodo būtent vat, tokiam išmatavime.
O telefone, kai YouTube atsidarau, mano rodo tik tais va šitą va vietą. Nes yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie klauso, galbūt nežiūri video, bet tiesiog tik tais klauso, tai jie telefone. Ir jeigu čia centre, čia praktiškai net tokie, na, ar gali būti tuščios vietos, ar kažko užpildyta, na, žodžiu, pritaikyta kompiuteriui. O čia jau matosi telefone. Aš nežinau, aš tada kursuose, kai mokiausi, tai čia mes davė išmatavimus, kaip čia kas turi atrodyti. Na, tai mano čia keletas bandymų. Tai va, kaip iš tiesų realiai atrodo. Todėl ir čia praktiškai bus matyti tik tais vat, pagrindinė vat, šita zona. Taip, mes banerį jau sukūrėme, aišku, mes jį vėl paspaudžiame dalintis, parsisiųsti ir paskui jau savo YouTube kanale įsikelti per YouTube studijos programą. Dabar mes einame ir sukūrėme YouTube kanalui savo video, vadinasi miniatiūrą ar užsklandą, va tokio dydžio. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, va, matot, ir čia net šablonai yra parodyti. Turi būti apie ką tas video, turi būti emocija, užsklanda turi būti tokia, na tiesiog, kad norėtųsi paspausti ir žiūrėti. Jau priklausomai vėlgi nuo video turinio, kas tame video. Bet dar vieną dalyką noriu pasakyti, kas liečia YouTube kanalą. Jeigu mes, kame buvo mano klaida, jeigu mes pradedame vesti YouTube kanalą ir jisai yra būtent viena tema, tarkim, mokymai kažkokie, edukacija, kelionės, tai tame kanale turi būti būtent tik tos tematikos video. Gali būti potėmiai, bet jau ten atskira kalba. Bet pavyzdžiui, kaip aš, apie tinklinį marketingą kėliau, ten savo motyvacinius visokius dalykus ir paskui įkėliau sveikinimą su gimtadieniu. Ir automatiškai mano kanalą pradėjo rodyti visiškai netiksliniai auditorijai ir viskas taip susimakalavo. Ir dabar, pavyzdžiui, mano kanale populiariausi video yra sveikinimai su gimtadieniu. Ir jokių būdų, ten gal net virš 60 000 peržiūrų. Ir jokių būdų ne apie tinklinį marketingą. Todėl, kad aš sumaišiau temas ir jos visiškai netitinka tikslinės auditorijos. Arba, pavyzdžiui, vėlgi dariau eksperimentą naujame savo kanale, ten būtent kanalas užsienio kalba ir kanalas apie Lietuvą. Ir kai aš video keliu apie Lietuvą, peržiūrų yra ir tikrai nemažai, daug net peržiūrų, nes daug valandų. O kada aš įkėliau video iš kelionės iš savo Kanarų salų, peržiūrų labai mažai ir niekam ten neįdomu, nes mano kanalas yra apie Lietuvą ir apie Kanarus ten niekas nenori žinoti, jie nori žinoti apie Lietuvą. Tai va, tai ši klaida tikrai yra, na, netitaisoma netgi, nes aš jau kaip savo kanalą planavau atreguliuoti, taisyti, tai be šansų. Tai kokį mes čia pasirenkam? Na va, apie sveikatą, ar ne? Tipsų, va, apie sveikatą, dietą. Tai yra ir emocija, tai yra didelis užrašas, kad jisai toj visumoj YouTube kanale vyksta organinis parodymas, jis iš karto atkreipia dėmesį ir, pavyzdžiui, va, ir čia yra ir emocija, ir užrašas. Na, jeigu apie verslą kalba, tai, na va, kaip tapti freelanceriu, tai irgi kažkam tai galbūt įdomu, tai šis užrašas vaidins vaidmenį paieškoje, kaip tapti freelanceriu. Nes jei žmogus Google paieškoje suves, kaip tapti freelanceriu, automatiškai jisai gaus pasiūlymą pažiūrėti šį video. Tai yra labai svarbu. Na, iš tiesų tai
Vat, nuotrauką galima kelti savo, ją šitą ištrinti, ar ne, ir galima įkelti savo nuotrauką. Na, pavyzdžiui, vėlgi čia, jeigu mes norime, kad nebūtų fono, tai mums reikia mokamos jau versijos ir tiesiog mes tada spaudžiam redaguoti nuotrauką ir yra būtent panaikinanti funkcija, panaikinanti foną ir mes tada atsirandame būtent ant pačios skaidrės fono. Na, pavyzdžiui, taip. Šį foną taip pat galima pakeisti spalvą. Na, bet jeigu mes apie Saulę ir apie akinius, tai aš manau, kad čia viskas labai tinka. Na, galima paieškoti. Sportas. Na va, apie sportą šablonai įvairiausių galima. Taip, dabar live transliacija. Na va. Jeigu planuojama live transliacija YouTube kanale, tai iš karto padaryti anonsą ir viršelis. Podcastai irgi. Bet kai mes jau žiūrim YouTube kanale ir būtent ta užsklanda būna visų podcastų, visų laidų vienoda, tai vėlgi nėra gerai, nes nežinai, kokią paspausti ir ką žiūrėti, nes vieną kartą tema būna vienokia podcasto, kitą kartą būna kitokia ir tiesiog tai nesuteikia patogumo žiūrėtojams, nesuteikia patogumo klausytojams ir jie tiesiog nespaudžia, eina ten, kur jiems aišku, nes dabar visi pasidarėm tinginiai, mums turi būti užsikabino koją, tai atsidarysiu duris, o jei neužsikabino, tai net nepažiūrėsiu. Taip ir čia, jei užkabino akys už užrašo ar paveikslėlio, tai pasižiūrėsiu, o jei neužsikabino, tai net nepasižiūrėsiu. Taip, vaikai. Taip, yra vaikų dar irgi. Taip pat irgi su emocija, su užrašu. Čia vėlgi viską galima pakeisti, įdėti savo. Daugmaž, aš manau, turėtų būti aišku, nes tikrai galima naudoti šablonais, galima ir kurti savo. Šablonai, jie yra, viskas koks nuostabus, net jis man patinka. Gaila, kad neturiu nieko, ką reikia žinoti apie akinius. Tai tiek. Sėkmės kūryboje ir sėkmės sukurti savo YouTube kanalo užsklandas ir banerį.